Šiandien pakalbėsime apie tai, kas yra verslas ir kas yra verslininkas. Įsitaisykite patogiai ir važiuojam. Sveiki visi. Taigi šiandien pakalbėsime apie tai, kas yra verslas, kas yra verslininkas ir kaip atrodo visa tai. Kalbėsiu tik tai apie tai, ką aš galvoju, kaip aš tai įsivaizduoju, kiek teko paskaityti, sužinoti, susidurti ir taip toliau ir panašiai. Taigi, kas yra verslas? Verslas mūsų dauguma įsivaizduoja, kad tai yra labai lengvas dalykas. Tiek aš, tiek tikriausiai dauguma iš jūsų, dirbdami kažkokį darbą ar kažkokio įmonėje, galvojate, kad galėtumėte daryti geriau ir galėtumėte turėti gerą verslą ir būti gerais verslininkais. Tai yra labai didelė klaida, nes nematote viso to, kaip buvo kūrimas ir kaip veikia tas verslas. Aš, pavyzdžiui, irgi apie tai galvojau ir kai pradėjau daryti verslą, kad padaryti geriau, susidūriau su tuo, kad aš nemoku daug dalykų. Aš nemoku daryti verslo, aš moku daryti darbą, bet nemoku kurti verslo. Kurti verslą yra tikrai gan nelengvas amatas, kadangi vien sugebėjimo kažką daryti, tarkim, ar tai labai daug merginų yra manikiuristės, ten grožio specialistės ir taip toliau ir panašiai. Tiek pat vyrų dabar yra labai populiaru būti mentoriais, visokiais ten gurų ir taip toliau ir panašiai. Bet yra tas dalykas kaip mokėjimas skaičiuoti, strategija, marketingas, reklama, savęs pateikimas, dizainas ir labai daug dalykų. Jeigu jūs esate grožio specialistė ir turite vietą kabinete, tai jūs esate ne verslas, ne verslininkė, jūs esate amatininkas. Lygiai taip pat kaip ir aš kažkada buvau, kai kurdavau kažkokį statybų planą, bet dirbdavau pats, aš buvau ne verslininkas ir tai nebuvo verslas, tai buvo amatas. Tai tiksliau darbas. Verslas yra tada, kai jisai turi tam tikras sudedamąsias dalis ir be abejo struktūrą. Kokia tai struktūra, kiekvienam versle yra šiek tiek skirtingai, bet viskas parsiduoda, viskas perkasi. Ir bet koks verslas žlunga tada, kai nesugeba parduoti. Ar tai yra paslauga, ar tai yra prekė, nėra didelio skirtumo, bet verslas žlunga, jeigu nėra sugebėjimo parduoti savo prekę ar paslaugą. Verslininkas irgi yra toks dalykas, kad yra amatininkas, grožio specialistė nėra verslininkė, statybininkas turinti savo firmelę, bet dirbantis pats irgi nėra verslininkas. Kažkiek verslininkas, jeigu turi ten tų žmonių, bet verslininkas yra tada, kai ne tu dirbi verslui, o verslas dirba tau. Šios dalykus labai sunku įsisamoninti ir išmokti, bet jų yra įmanoma išmokti. Labai daug knygų yra apie tai parašyta, labai daug informacijos, labai visko galima pasimokinti, pasiskaityti, bet kai pradedi daryti, pamatai, kad viską, ką perskaitai, viską, ką išmokai, teoriškai, praktiškai neveikia.
Nes tu susiduri pirmiausia su savo mintim, su savo patirtim ir visa kita. 98% ar kiek čia, nes sako, kad sėkmingi yra tik tai 2% žmonių ir įmonių, vadinasi 98 yra nesėkmingi. Labai daug įmonių ir verslininkų ir verslų žlunga per pirmosios 3 metus arba vos dagyvena 5, 6 ar 7 metus, nes sako, kad verslo idėja išsigrynina ir visa kita tik tai 7 gyvenimo metais ar po 7 gyvenimo metų, kai žmogus, kuris pradėjo nieko nežinodamas, jau gali kažką tai suprasti, kas vyksta rinkoje. Man asmeniškai labai sunku buvo suprasti pardavimą, nes esu tikrai buvęs geras labai pardavėjas, bet kai pradėjau daryti visą tą pardavimus pats, tai yra žvėriškas ir sunkus darbas. Dabar aš įvedu į Google ar į šitą dirbtinį intelektą, koks yra sunkiausias verslas pradėti ir vystyti, visur rašo papuošalai, tai aš pasirinkau patį sunkiausią ir patį žiauriausią verslą, tai nieko nuostabaus, kad nieko iki šiol nepavyko labai. Bet tikiuosi, jeigu ir pavyks man, tikiuosi, kad neapleisiu YouTube'o ir labai norėčiau pasakoti daugiau, parodyti jums kokias klaidas, kaip darau ir ta prasme pasakoti viskas, kas vyksta. Netgi jeigu ir tapsiu labai turtingu, tikiuosi, kad vis tiek atrasiu laiko YouTube'ui ir papasakoti jums ne dėl kažkokių reitingų, ne dėl kažkokių tai uždarbių, nes uždirbti įmanoma ir kitur, o tiesiog, kad pasidalinti savo patirtim. Aš noriu, kad žmonės pradėtų kažką daryti, kažką galvoti, kažką kurti, svajoti ir keisti savo gyvenimą. Dauguma verslų žlunga dėl to, kad ir verslininkų, nes, viskas atrodo labai paprastai. Labai viskas lengvai atrodo ir tie rožiniai akiniai užsideda tada, ypač ne tada, kai niekas nesiseka, o kai labai greitai rezultatas ateina, kai šauna viskas. Ir paskui tai bach ir nieko nebėra. Žiūri, kad to nemokėjai, to nedarėjai, to ir visa kita. Ir ką norėčiau patarti ir pasakyti iš savo patirties. Pirmiausia, verslas bus atspindys jūsų, kokie būsit jūs, toks bus ir verslas. Būsit pasikaustęs kažkur tai vienoj vietoj, ten bus stiprus ir verslas. Kur truks jums asmeniškai žinių, ten ir versle jums bus sunkoka. Vienintelį dalyką, kurį labai stipriai supratau, kodėl nepasiseka daugam, todėl, kad mes visi darom taip, kaip visi visur sako, daryk tuos, tą, influenceriai, tą ir tą, reklamuokis, ten da, bla, 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 bla. Visa tai yra šūdas, visa tai yra neveikia. Sėkmingiausios ir rimčiausios firmos nedaro tokių dalykų. Sėkmingai kažką tai parduoda Instagram'e ar dar kažkur, kaip ten yra sakoma, kad influenceriai, bla, bla, bla ir taip toliau ir panašiai, pasiseka tik dėl to, kad yra patys influenceriai. Aš esu išbandęs Norvegijos tų influencerių, atrodo, susisiekė su mergina 40, 50, 100 tūkstančių sekėjų, įsideda jinai postą ar story pas save, ateina 20-30 žmonių, pradedi žiūrėti, kas jo sekėjai, pusė feikinių, kur ten pusė, 90% feikiniai.
Ir čia vėlgi žmogus ateina, prisiskaito, reikia su influenceriais dirbti, siūsti jiems prekes, kad jie reklamuotų. Prisirenkia tų influencerių, išsiunti daug tų prekių, išleidi labai daug pinigų ir žiūri, kad rezultatas yra baranka, nulis, visiškas. Kodėl? Todėl, kad daro taip visi. Visi jau influenceriai yra išlepinti. Jiems atrodo, kad ten 50 000 žmonių ar sekėjų turi. Jau yra žvaigždės, viskas, jau gyvenimas pasiektas. Plius jiems labai daug kas rašo, labai daug kas siūlo prekių. Ir jiems yra tiesiog atbūti tą, gerai, užsakėjai reklamą, gavai, pasakiau, bla bla bla, viskas sekantis. Neįdomus, nei jūs, nei jūsų prekė, nieko. Jiems svarbiausia gavo, padarė, viskas, viso gero. Jeigu daryti per reklamas, per visokius influencerius, labai reikia atsisijoti, kas jūsų influenceriai tinkami, kas gali padėti, kaip gali padėti ir kurie tikrai susirgs jūsų produktu. Visa kita, ieškokit būdų, kaip tapti įdomus, kaip sudominti klientą. Tie laikai, kai Facebookas, Instagramas buvo paprasti dalykai ir lengva ten buvo prasimušti, pasibaigė. Dabar tai yra labai profesionalios platformos, kurių vienintelis tikslas ne kaip jie ten anksčiau devizą sakė, kad žmonės dalintųsi savo vaikų nuotraukoms, dabar tai yra vieta, kur jų pagrindinis tikslas, kad jūs paspaustumėte ar pirktumėte reklamą. Viskas. Dabar laikai pasikeitė. Viskas. Visi tie dalykai, kurie veikia anksčiau, neklausykit. Neveikia. Visiškai neveikia. Lietuvoje stonkovinė jūsų verslo neišrutuliuos. Populiarūs ten tie blogeriai, visi kiti irgi ne. Tai turi būti labai ilgas ir labai varginantis procesas. Ir svarbiausia susirašyti ir strateguoti, žiūrėti, kas veikia, bandyti tą. Rezultatai ateis su laiku. Tada, kai jūs apsidaužysite labai savo kaktą, kelius ir visą kitą, alkūnės nusibaladosit ir visą kitą, tada pradėsit patys suprasti, kas veikia, kas neveikia. Dauguma žmonių susižavi tai, kad ten susisieks su populiariais blogeriais, influenceriais, tais instagrameriais ir jūsų prekės pirks. Nieko panašaus nebeliko, nebėra. Ir greičiausia, kad ir nebus, nebent pasikeis algoritmai. Ieškokit savo būdų, kaip pardavinėti savo prekes, kaip tapti populiariem, ką pasiūlyti, kaip tapti unikaliems. Nesiremkite į influencerius, darykit, ieškokit ir būkite unikalūs. Tik tai yra vienintelis kelias į sėkmę. Šiandien jau nemažai prikalbėjau, norėjau senai šitą temą pakalbėti ir patarti, kad dalykai, kurie daro visi, sužlugdo visus lygiai taip pat, kaip sužlugdė ir mane, ir tikriausiai daugelį iš jų. Ieškokim ir būkim unikalūs. Ačiū Jums už dėmesį, ačiū už peržiūrą. Iki.